Pagaminti gardų pyragą greitai galima arba greitai, arba stulbinančiai greitai. Stulbinančiai greitai pavyks tada, kada namuose turite tam tikrų pagalbininkų. Tai gali būti vaikai, gali būti vyras, gali būti žmona, arba gali būti kažkas kitas. Šiuo atveju aš turiu kombainą. Jis tikrai man pagelbės šiame procese ir pamatysite, kaip be vargo, net neišsitepa ant rankas. Na gerai, vieną tešlą gaminsiu, išsitepsiu. Bet jeigu norite, galite visiškai neįsitepti, jeigu naudosite kombainą. Tad pirmiausia, susipažinkime su pyragu, kurį šiandien gaminsiu. Jis bus fantastiško varškės sluoksnio viduje. Iš apačios bus labai traški ir skani kakavinė masė, kakavinis pagrindas, ant viršaus bus migdoliniai trupiniai ir dar po apačią bus apelsinų uogienė su žievelėm. Tad nedelsdami pradėkime. Tai pirmiausia, susirinkime kombainą. Geras kombainas susideda iš 3 dalių. Pirmoji stovi, antrą uždedu ir dabar į antrą mes turime įberti ingredientus, iš kurių ir bus pagamintas tas sluoksnis. Tai pirmiausia, ką aš dedu, tai yra sviestas. Aš jį padalinu į kokias 6-8 dalis, gausiu 12 kubelių. Dedu į virtuvinį kombainą. Antras ingredientas yra rudasis cukrus, kuris suteiks mūsų pagrindui truputį karamelinio poskonio, geras šaukštas kakavos ir miltai. Įberiame keletą šaukštų miltų. Jeigu matysime, kad dar reikės, tai galėsime visą laiką papildyti. Ir startas! Štai, noriu jums parodyti, kaip atrodo tešla. Jinai turi būti kaip plastilinas. Nelipti prie rankų ir lengvai su ją galima bus formuoti pagrindą. Dabar noriu papasakoti apie kepimo popierių ir kepimo skardą. Aš visą laiką naudoju sulamdytą kepimo popierių. Žinokit, čia ne antrą kartą naudotas jis yra, o iš tiesų taip yra geriau, todėl kad lengviau paskirstyti tešlą. Labai dažnai dar užduodate vieną klausimą. Sviestinis popierius baltas ar rudas? Žinokit, nėra skirtumo. Pyrago skoniui spalva tikrai neįtakoja. Šiuolaikinį popierių, būtent sviestinį, galite naudoti ne vieną kartą. Tik ant pakuotės pažiūrėkite, ar yra užrašyta, ar jis padengtas silikonu. Jeigu jis padengtas silikonu, tai žinokite, būkite ekologiški ir naudokite daug kartų tą kepimo popierių, nes jis yra ilgaamžis, pasirodo. Taip, tai mes turime tešlą, dabar tą tešlą. Aš visą laiką mėgstu truputį tą tešlą tarp rankų suformuoti tokį pagrindą ir jį tada dėti štai taip. Ir dabar suformuojame pirštų galiukais. Jeigu dar reikia truputį, galite įdėti miltų, jeigu jau pradeda lipti. Dabar naudosime apelsinų uogienę su apelsinų žievelėmis. Štai matome apelsino žieveles. Ką reikia padaryti? Tai įdėti šaukštą krakmolo tam, kad neištištų bekepant, nes uogienė, kai pradės šilti, jinai pradės skystėti, o krakmolas padės mūsų uogieniai neišbėgti. Ir tiesiog paskirstome su šaukštu po pagrindą. Dabar gaminsime varškės masę, o varškės masėje pirmiausia panaudosime cukruotą imbierą. Smulkiai sukapojame ir varškė turės tokį žiemišką poskonį ir lengvą aštrumą. Aišku, galite dėti ir mėgstamų kitų cukatų, bet nepadauginkit, todėl kad bus per daug saldu. Taip, imbierą jį atidedame į šalį ir dabar pagaminsime varškės masę. Varškės masei mums reikės kelių ingredientų, tik tai yra rupi varškė. Nebijokite naudoti rupios varškės, jeigu turite virtuvinį smulkintuvą, su kuriuo jūs galite bet kurią varškę paversti švelniu, labai švelniu kremu. Šiek tiek cukraus miltelių. Kadangi uogienė yra pakankamai saldi, tai neužsaldinkite. Tada mušu vieną kiaušinį ir įdėsiu šaukštą miltų tam, kad varškė nepasileistų. Nes labai dažnai būna, kad varškės pyragas tiesiog bekepant išskyrė sultis tokius ir žmonės nesupranta, kas vyksta. Tai kad tai nevyktų, mes įdėjome vieną šaukštelį miltų. Ir dabar su virtuvinio smulkintuvu tiesiog viską sumalsime, sutrinsime iki vientisos masės. Viskas, kremas yra paruoštas.
mes turime fantastiško kremo masę, kurią dabar ir aš dėsiu ant mūsų pagrindo, bet prieš tai įdėsiu cukatus imbiero ir viską sumaišysiu. Ir tiesiog dabar šaukšto pagalba dedame ant viršaus visą kremą ir dabar tiesiog rankų pagalba štai taip išlyginkit viską. Jaučiasi imbieras skaniai. Taip. Ir paskutinis akcentas tai yra kitas ant viršaus sluoksnis tešlos. Neplaukite virtuvinio kombaino po pirmos tešlos, atidėkite tiesiog į šalį ir dabar jis mums vėl bus naudingas. Dedame sviesto, galite šį kartą palaužyti sviestą. Dedame to paties rudojo cukraus, šiek tiek migdolų, bet dar dalį migdolų paliekame. Šiek tiek vėl beriame miltų. Ir vėl viską sumalame, kol gausime gražius trupinius. Taip, nepraėjo net 10 sekundžių, o daugiau tikrai nereikia. Taip, puikus pabarstukai, kuriais mes ir užbarstysime pyrago paviršių. Jie turi būti tokie, kai smarkiai suspaudi, jie tampa vientisa masė. Taip, ir dabar šitais visais trupiniais apibarstykime pyragą. Taip, kad varškės nesimatytų. Ir dar turiu truputį migdolų smulkintų, tai juos apibarstysiu ant paruošto kepti pyrago. Ir dabar šitą pyragą dėsiu į orkaitę į 180 laipsnių įkaitintą ir kepsiu kažkur tai apie 40 minučių, kol gražiai iškils ir švelniai apskrus. Naudosiu karšto oro apipūtimo funkciją, kad iš apačios ir iš viršaus būtų trašku, o viduj minkšta ir sultinga. Koks ir turėtų būti tikras varškės pyragas. Gerai, pagavot mane. Pyragas jau yra paruoštas, aš tikiuosi, kad jį pasigaminsit. Pažiūrėkit, koks gražutis. Ir tiesiog spirga atsidurti ant jūsų stalo. Tad, jeigu nespėjote užsirašyti receptų, tai drąsiai užsukite į vmgonline.lt, mūsų internetinę svetainę.